Šio ryto meditaciją paskirkim savo sielai, pažinčiai su ja, ar gilesniai pažinčiai, kas jau susipažinę, o gal netgi iš vis tiesiog apčiuopimui, kas ji, kur ji. O ji vibruoja mumyse. Ji ne kažkur tai šalia mūsų. Ji yra mumyse. Ir dabar sąmoningai išreiškiu ketinimą susijungti su savo siela. Susijungti su tomis savo sielos dalimis, aspektais, kurie šiame mano gyvenimo etape yra man prieinami, pažįstami, kurie veikia mano gyvenime be mano sąmoningo suvokimo. Ir dabar nukreipiam dėmesį į kvėpavimą ir pradedam sąmoningai kvėpuoti. Sąmoningai įkvepiu ir žinau, kad aš susijungiu su savo siela, nes toks yra mano ketinimas. Kvėpavimas lėtas, ramus, užtikrintas. Tokia yra mano laisva valia šią akimirką susijungti su mano siela. Kur ji bebūtų, kokia ji bebūtų. Susijungiu su savo siela. Vieni galit pajausti lengvumą, kutulį visame kūne. Kiti tuštumą ar sunkumą. Kas jaučiate tuštumą ir sunkumą? Taip, savo mintyse paprašykim pagalbos mano sielai. Prašau mano sielai tos pagalbos, kurios jai dabar labiausiai reikia. Įkvepiam, įsileidžiam energiją ir sąmoningai žinau, kad aš nukreipiu tą energiją savo sielai. Dažnai eidami iš gyvenimo į gyvenimą mes išbarstome savo sielos aspektus, padovanojame juos. Kaip tai vyksta? Be galo kažką mylėdami, tarnaudami tam žmogui mes prarandam save, prarandam žinojimą, ko aš noriu, ką aš galiu. Taip aš atiduodu savo sielos dalelę. Neapkęsdami kokio žmogaus, lygiai taip pat mes atiduodame savo sielos dalelę. Darydami gyvenime tai, kas netinkama, žinau, kad aš darau tai, kas netinkama, bet neturiu jėgos nedaryti, taip pat atiduodu savo sielos dalelę. Prisirišę prie kažko, daikto, žmogaus, situacijos, mes taip pat atiduodame savo sielos dalelę. Būna, kad kažkas mus labai myli arba nekenčia. Gyvenime būna sunkių situacijų. Tai iš mūsų yra paimamos tos sielos dalelės aspektai. Ir taip iš gyvenimo į gyvenimą mes einam ir net nesuvokiam, kaip išdalinam savo sielos dalelytės. Ir štai ateina įsikūnijimas toks, kad aš susidomiu, iš ko aš sudarytas. Koks aš, kokia aš. Ką aš jaučiu, ką aš galvoju. Ir tada tai yra ženklas, kad šiame gyvenime
aš turiu galimybę susirinkti savo sielos daleles. Ši meditacija ir yra skirta šiam prisiminimui, šiai galimybei. Tam nereikia mums svetimo žmogaus, kito, todėl kad mūsų išreikšta laisva valia, ketinimas yra įsakymas subtiliai erdvei. Tada, kada aš nukreipiu dėmesį į savo sielą ir sąmoningai paprašau jai pagalbos, visa tai vyksta. Visa tai vyksta iš karto. Štai čia ir dabar, kur bebūtų mano siela, aš prašau jai pagalbos. Prašau jai tų energijų, gydančių, reabilituojančių, kurių dabar jai labiausiai reikia. Ir kuo aš sąmoningiau stebiu savo kvėpavimą, kuo labiau išjaučiu savo kūno vibracijas arba noriu išjausti, tuo stipresnė mano jėga vidinė ir tuo kokybiškesnė energija aš galiu perleisti tom sielos dalelytėm, kurias dabar galiu pasiekti. Įkvepiu energiją ir nukreipiu į sielą. Mes galime atsiprašyti savo sielos. Atsiprašau mano sielą už neteisingus poelgius, veiksmus, žodžius, už neturėjimą jėgos, susitvarkyti su savimi, su savo mintimis, su savo emocijomis ir šiame ir praeituose įsikūnijimuose. Atsiprašau, kad tomis silpnomis akimirkomis mano neteisingų poelgių ir veiksmų dėka tavo siela, jėgą, grynumą aš praradau. Ir tiek, kiek leidžia dabartinis mano suvokimas, mano tyra širdis, išreiškiu ketinimą susigrąžinti sielą tave, tavo aspektus, tavo sąmonės dalelytės, kurias aš pati išdalinau. Išreiškiu ketinimą susigrąžinti tas dalelytės, kurios vienokiu ar kitokiu būdu iš manęs buvo atimtos. Aš žinau, kad mano noras, mano ketinimas tai įsakymas dieviškai erdvei, nes tai, kas liečia mano subtilųjį pasaulį, mano daugiamatę būtybę, įtakoja mano sąmoningumas. Mano noras surinkti save į vientisą struktūrą. Nukreipiame dėmesį į širdį ten, kur sielos buveinė. Širdis, saulės rezginio čakros, tai yra ta erdvė, kurioje dažniausiai yra mūsų siela. Ir dabar iš žemiausio savo sąmonės lygmens aš sąmoningai išreiškiu vibruoti tuo magnetizmu,
kuris pritraukia mano sielos daleles, kurios sugrąžina jas namo, švarioj formoj, pilnoj apimtyj. Taip aš susigrąžinęs save, susirinkęs po dalelę į vientisą energetinį gūsį, susigrąžinu savo dieviškasias dovanas, gabumus. Įgaunu daugiau patirties, jėgos, supratimo, kur man šiame gyvenime eiti, kuria linkme eiti. Kol kas jums tai reikia kvėpuoti, stebėti save, girdėti šitos žodžius. O jeigu aš juos jau girdžiu ir jie atėjo į mano sąmonę, reiškia aš 100% esu tam pasiruošęs. Taip protas gali abejoti. Tegul abejoja, jis taip įpratęs, jisgi saugo mus. Kiek daug gyvenime ko yra nepasiteisinę. Tai yra jo patirtis, bet giliai viduj, savo širdį kiekvienas mes jaučiame, kad tai yra tiesa. Kad aš galiu susigrąžinti savo sielos aspektus, kad aš galiu susirinkti į vieną visumą. Ir čia ir dabar aš išreiškiu ketinimus tiek, kiek galiu susirinkti į vieną visumą. Todėl atsiprašau savo sielos dar kartą už neteisingus savo poelgius, veiksmus, už nesąmoningumą savo laiku šiame ir praeituose įsikūnijimuose. Aš atsiprašau savęs, kad nesaugojau ir netausojau to, kas manyje brangiausia. Tai reiškia, kad netausojau ir nesaugojau Kūrėjo savyje. Nepripažinau jo dalelių. Bet aš išreiškiu ketinimą pajausti sielą tave savyje, tave kaip dieviškąją dalelę, kuri atėjai čia kūrybai. Nes ir aš nuo šios gyvenimo akimirkos esu pasiruošusi kurti. O, kaip plūstelėjo energija įkvėpė apkimta srauta šviesos, kuri per visą mano būtybę teka. Su kiekviena diena šitos meditacijos, su koncentracija, sąmoningumu, keičiasi mano vibracija, keičiasi mano erdvė, pritraukdama į mano gyvenimą vis naujas galimybės, keisdama mano požiūrį. Tai tiesiog vyksta. Aš suvokiu save vis kitaip, patiriu vis kitaip, sužinau vis kažką naujo. Ir taip tai keičia mane patį, ir taip tai keičia mano vibracijas. Dėkoju savo sielai, kad galiu šiandien prie jos prisiliesti. Dėkoju Kūrėjui, mano angelams sargam, kurie visą šią dieną ir vėl bus kartu su manim. Ir aš su džiaugsmu ir dėkingumu pradedu šią nuostabią dieną.